Aš tai įsivaizdavau, kad tavo tėvas bus kažkoks prasigėręs bedantis. Nu tai ta, kad jis labai normaliai atrodo. Tu nematei, koks jisai buvo anksčiau, kaip jis visas girtas persivilkdavo namą, jis man sakė, kad negersiu ir vis tiek grįždavo apsivėmęs ir kaip su mama elgėsi. Bet tu supranti, aš niekaip negaliu, nu ta prasme yra neįmanoma. Mangi su būtų dabar problemos. Antstolių giminės turiu. Kodėl ant tave pasirinko ne mama? Mes gerai sutarėm nuo vaikystės, jisai manim gerai pasirūpins. Bet jeigu turi nepilnamečių, tai čia lengvinančioji aplinkybė. Nu, skolos mažesnis ir iš buto išvaryti negali. Nupirksim tavo stalą, jeigu tas pamokas galėtum ruošti. Kur Mako varys? Čia. Ok, ačiū. Jeigu kažko reikės, tai tu sakyk. Ar nekalta būt visą gyvenimą? Ar su tėvu gyventi visą gyvenimą? Legendinė Maja, labas, aš Linas, Ievos tėtis. 2 metus pochui buvo, dabar tėvą vaidina. Jisai tau gero nori. Būtų mačiusi jo meilę anksčiau. Pavojingas alkoholiu. Metai nelašo. Tapaną jisai turi. Nežinau, koks skirtumas iš jūsų? Tavo tėvas yra šūdžius ir psichinis ligonis, jeigu ką. Ašgi žinau, kad jis tau patiko. Aš turiu tavęs atsiprašyti, Ieva.